ratus ir... Taigi ir vėl Kačerginės Nemuno žiedas, vėl Dolce Moto Taurė, vėl žavios merginos ties starto linijos, prie kurios rikiuojasi pati galingiausia ir pati greičiausia technika. Na, negalima galbūt sakyti greiti ir įsiutę, bet vyrai, kurie suvaldo tikrai 100 arklio galių ir kuriem 250 km važiuojant motociklu tikrai yra toli gražu ne riba. Tai yra Superstock ir Superbike klasės, šių klasių jungtinis važiavimas ir prie lenktynininkų šiose klasėse prisijungs B600 ir B1200 klasių sportininkai. Gausus būrys iš viso 14 dalyvių ir jų laukia pati ilgiausia distancija 12 Kačerginės Nemuno žiedo distancijos ratų po 3 km 300 metrų. Julijus Čibirka prie starto linijos 26 numeris. Būtent šis Ducati Altas komandos narys yra pasiekęs geriausią rezultatą kvalifikacijoje, minutę ir 12 sekundžių bei 972 tūkstantosios. Tokiu rezultatu čia Kačerginėje niekas kvalifikacijų nesugebėjo važiuoti, beje Julijus vienintelis, kuris vairuoja Ducati markės motociklą, nes čia vėlgi Yamahos, Kawasaki, Honda bei Suzuki gamintojų technika Julijus Čibirka. Žmogus ne vienas įkivirtęs, laimėjęs ne vieną titulą, laimėjęs ne vieną pergalę ir dabar sieksantis laimėti ir Dolce Moto Taurę. Būtent itin galingą, itin greitą Ducati motociklą vairuoja kaunietis, kuriam ši Nemuno žiedo trasa be abejo, galime sakyti, yra gimtoji. Kartais dalyvauja jis ir varžybose užsienyje, tačiau kur kas sėkmingiau Julijus Čibirka dėl nugalėtojų vardų kovoja būtent čia. Kovoja jisai Superbike pačioje galingiausioje klasėje ir būtent jo rezultatas minutė 12 ir 872 tūkstantosios yra akivaizdžiai geresnis kvalifikacijos laikas ir artimiausių savo varžovus tiek iš Superbike, tiek iš Superstock klasės, tiek iš B600 ir 1200 klasių jis aplenkė 2, 3, 4 sekundėmis. Taigi Julijaus Čibirkos pranašumas yra daugiau nei akivaizdus, tačiau kad jis yra greičiausias, visą tai reikės įrodyti. 10 numeris Eligijus Vaivada iš Dolce Moto klubo, 7 Arnas Butautas iš komandos Moto Broliai, Reinars Lucavs iš Latvijos Moto Apils komandos narys, svečias iš Latvijos, kaip jau minėjau, yra ir Lenkų, 44 būtent Lenkas Tomasas Čiževskis. Ir jau mūsų matytos C klasės varžybų kai kurie dalyviai irgi išbandys savo jėgas važiuodami su B klasės technika. Kiek galingesni motociklai, 600 ir 1200 kubinių centimetrų, tokie galimi variklių darbinių turi, na, o čia ryškia raudoną spalvą mėgstantis, na, tai firminė Ducati spalva, Julijus Čibirka. Kaunietis motociklų lenktynėse dalyvaujantis jau beveik 10-metį. Kai buvo vienas greičiausių Lietuvos sportininkų, taip ko gero ir liko, ir matėme tą Šarūno Plado rezultatą, minutė ir 10 sekundžių. Parodyta Kačerginės Nemuno žide. Na, jeigu būtų rimtesnė konkurencija, galbūt ir Julijus Čibirka galėtų siekti aukštesnio rezultato. Šiandien, bent jau turėdamas 2-3 sekundžių rezervą kiekviename rate, jis, sakykim taip, matyt, nejaus ypatingo stimulo važiuoti 100%. 5 numeris Vaidas Urbietis. Jis yra greičiausias tarp B1200 klasės sportininkų. Šioje klasėje iš viso startuoja 3 lenktynininkai. Vaido Urbiečio rezultatas minutė 19 ir 328 tūkstantosios. Taigi iki minutės 20 tokius rezultatus yra pasiekę 10 sportininkų iš 14. Taigi galima laukti tikrai labai atkaklios ir intriguojančios kovos. Nuo Julijos Čibirkos laikas, kaip jau minėjau, minutė 12 ir 972 tūkstantosios. O tai reiškia, kad vidutinis greitis yra daugiau negu 161 km per valandą. Taigi išoriname krašte stoja Julijus Čibirka. Antras rezultatas priklauso Tomui Sokolovui ir trečias lenktynės pradės Dainis Linkis. Dar vienas svečias iš Latvijos, 17 numeris. 3 km 300 metrų. Daug pakilimų, daug nuokalnių, galbūt ne visai klasikinė, jeigu žiūrėtume reljefą, yra Kačerginės Nemuno žiedo trasa. Galbūt per nelik dideli aukščių skirtumai, keletą sezonų sklinda kalbos, vyksta projektai ir
šiokie tokie darbai vyksta Kačerginės Nemuno žiede. Galbūt išoriškai jie nėra labai matomi, tačiau ir saugumo zonos yra išplėstas ir asfaltas naujas. Ir būtent štai todėl po lenktynių džiūgauja kai kurie sportininkai. Prisiminkime C600 ir C1000 klasės finišus. Čia Evaldas Juknevičius Pavelą Žuralskį svečia iš Lenkijos aplenkė prieš paskutinėme rate. Dabar vėl Julijus Čibirka, lietuvis priekyje ir jam įkandin pajėgus sportininkai iš Estijos, atsiprašau, iš Latvijos ir Lenkijos. Na, o čia Estai nugalėję, nes jie vieninteliai važiavo motociklų su priekabomis klasėje, 6 ekipažai. Ir būtent čia Estai buvo greičiausiai. Dabar vėlgi, kas bus greitesnis iš Baltijos šalių sportininkų, mes sužinosime po 12 distancijos ratų. Kol kas merginos žaviai pozuoja su Arnu Butautu, 17 numeriu. Tai Moto brolių komandos narys, kaip jau minėjau, Dolce Moto ekipos atstovas yra Eligijus Vaivada, 10 numeris, iš komandos Gintas Racing yra Karolis Katkevičius. Ir Latvijai bei Lenkai. Štai toks būrys iš viso 14 sportininkų, pradėsiančių kovą netrukus 12 ratų distancijoje. Turėsi dar įvykti ir apšilimo ratą. Dangus debesuotas, bet lietaus atrodo, kad iki štai šios klasės startų, jo labiau iki finišo. Kol sportininkai vyks 12 ratų, gamta tikrai nepateiks ir galės dalyviai pademonstruoti maksimalų greitį. Aukščiausius rezultatus. Minutė beveik 13, sakykime taip, minutė 12 ir 972 tūkstantosios. Toks yra kol kas geriausias rezultatas. Tiek čia mažiausiai sugaišo sportininkas ir tai yra Julijus Čibirka. Štai 26 numeris, jūs jį dabar matote, Ducati Altas komanda. Lenktynininkas, bene realiausiai pretenduojantis į Dolce Moto taurę Superbike klasėje ir, kaip jau minėjau, čia startuoja net 4 klasės, Superbike, Superstock, B1200 ir B600. Na, be abejo, kaip ir daugelį lenktynių, gero daugiausia dėmesio ir daugiausia publikos simpatijų sulauks absoliutus nugalėtojas. Tas, kas pirmasis įvyks 12 distancijos ratų čia Kačerginės Nemuno žiede. Kadangi jau kitų klasių lenktynės baigėsi, tai dabar ir motociklų su priekabomis sportininkai ir C klasės finale važiavę sportininkai gali įdėmiai žiūrėti ir galbūt mokytis iš greitesnių dalyvių, iš kiek daugiau patirties turinčių kolegų. Kaip jau minėjau, kai kurie C klasės finalo dalyviai dalyvauja ir su B klasės technika. Na, vis dėlto didžiausias dėmesys bus iš pirmųjų pozicijų startuosiantiems Superstock ir Superbike klasių sportininkams. Dainis Linkis svečias iš Latvijos, 17 numeris, jis startuoja iš 3 vietos. Įvykė distanciją per minutę 16 ir 177 ir Remigijus Sadauskas, 69 numeris, jis startuoja tik tai 9, tai antrasis Superstock klasės dalyvis, minutė 19 ir 419 tūkstantųjų. Taigi paskutinės fotografijos prieš startą. 179 numeris, merginų apsuptyje, tai Tomas Sokolovas, jis startuoja iš 2 vietos. Arčiausiai Julijus Čibirkos ir štai pastarąjį mes matome ekrano centre. Išorinius spindulius įvažiuos į pirmąjį posūkį. Na, kol kas sportininkai vyks apšilimo ratą. Teisėjui leidus jį pradėti, sportininkai nuvažiuos dar 3 km ir 300 metrų. Iš viso 12 įskaitinių ratų yra distancijos ilgis. Ir tai reiškia, kad dalyviai iš viso čia turės įveikti apie 40 km. Ir vidutinis greitis, kaip jau minėjau, greičiausiame rate apie 160 km per valandą. Nuo tiesiojoje būtent štai šios klasės, pačios galingiausios, greičiausios Superbike ir Superstock klasės pasiekė, manau, kad ir 250 km per valandą greitį. Na, nutrūktgalviškas vairavimas, tačiau ir patys motociklininkai, sportininkai dalyvaujantys varžybose sako, kad jeigu norite lenktyniauti, nedarykite kvailyščių gatvėse, nekelkite pavojus kitiems eismo dalyviams, geriau atvažiuokite į lenktynės. Ar tai būtų kova dėl Dolce Moto taurės, ar tai galbūt būtų Dolce Moto motociklų vairavimo mokykla, kuri savo veiklą pradės ateinančių metų pavasarį. Ir tikėkime, kad ir eismo dalyviai motociklininkam galbūt daugiau komplimentų kalbės ateityje. Tegul jie varžosi lenktynių distancijoje ir štai po apšilimo rato sportininkai pradės kovą čia dėl Dolce Moto taurės. Būtent 2 galingiausios ir greičiausias klasės Superbike ir Superstock ir prie jų prisijungia
B klasės dalyviai B600 ir B1200. Kas beje įdomu, pagal kvalifikacijos rezultatus, kur kas greitesnė net 4 pirmosios vietos priklauso B600 klasės sportininkams. Tai Tomas Sokolovas, numeris 179, Tomašas Čiževskis iš Lenkijos, numeris 44, Vitalijus Liniovas, mūsų jau matytas, 7 numeris, ir Danas Putra, kuris nugalėjo C600 klasės finale, dabar jis startuos ir B600 klasės įskaitoje, vairuoja vėlgi Suzuki motociklą, baigia apšilimo ratą visi dalyviai ir netrukus mūsų laukia tikrai azartiškas, įdomus ir svarbiausia pats greičiausias varžybų finalas, tai yra 12 distancijos ratų ir pati galingiausia, pati greičiausia technika. Čia Kačerginės Nemuno žiede būtent štai šių klasių Superbike ir Superstock klasių dalyvių finaliniai važiavimai visuomet labiausiai vilioja publiką. Čia daugiausiai aistrų, daugiausiai emocijų, čia didžiausi greičiai ir geriausi rezultatai. Būtent šios klasės atstovui Šarūnui Bladui priklauso ir Kačerginės Nemuno žiedo absoliutus rekordas. Ir pažiūrėsime, ar Julijui Čibirkai, kuris, kaip jau minėjau, startuoja kairiajame krašte, pirmojoje eilėje, kairėje pusėje. Startuoja Julijus Čibirka, greičiausias kvalifikacijos lenktynininkas, 26 numeris su Ducati 1098S motociklu. Tokią techniką vairuoja šis Ducati Altas komandos narys. Kas jiems rimčiausiai iššūkiai, tuoj pamatysime. Visi raudoni šviesoforo signalai dega ir jiems užgesus Julijus Čibirka pirmasis pasirinko optimalią trajektoriją tam, kad įvažiuotų